Sveiki visi, su jumis Mykolas. Ką tik pasibaigė mūsų konkursas Degantis doleriai 4 ir norėčiau padaryti tokį trumpą aptarimą. Žmonių dalyvavo 24, žmonių nedaug, dalyvių nedaug. Aišku, vasara atostogų metas, todėl išskirti 2 savaitės tam ganėtinai sudėtinga. Tačiau nežiūrint to, 24 žmonės sudalyvavo. Ką norėčiau atkreipti dėmesį, labai daug diskvalifikacijų, praktiškai 11 žmonių tik tai išlaikė visus reikalavimus, visas taisyklės. Sunku pasakyti, ar žmonės atidžiai neskaitė tų taisyklių, ar gavosi kažkaip kitaip. Dažniausia diskvalifikacija tai yra sudaryta mažiau nei 10 sandorių. Štai žmogus sudarė 9 sandorius, vienas sudarė 1 sandorį, 5 sandorius, 8, 6. Čia aš galvoju, galbūt dėl to pradėjo prekiauti, kažkas nepasisekė ir numojo ranka, maždaug vis tiek nelaimėsiu. Gaila, kad taip atsitiko. 2 sąskaitos invalid account, tai yra aš negalėjau prisijungti su tais kredencialais, kuriuos man atsiuntė. Ir 2 diskvalifikacijos, tai yra nuostolingi sandoriai uždaryti su mažiau nei 30 punktų. O pagrindinė sąlyga, nuostolingas sandoris turi būti ne mažesnis kaip 30 senųjų punktų. Tai 2 žmonės to nesilaikė. Kalbant apie tuos 11, kurie laikėsi visų taisyklių ir praėjo konkursą, pas mus, priminsiu, 3 prizinės vietos buvo. Pirma vieta $500, antra 300 ir trečia $200 prizas. Tai laimėjo pas mus moteris Reda. Aš su ja šiek tiek pabendravau elektroniniu paštu, paklausiau, kokią strategiją jinai taikė, kaip jinai prekiavo. Aš manau, Reda nesupyks, jeigu aš šiek tiek pacituosiu jos laišką. Tai cituoju, strategija tai yra stengtis neiti prieš trendą, kaip jūs rekomenduojate. Tai čia bandžiau eiti prieš trendą, stop loss dėjau, kad kai kur būtų plius minus 30, kiti didesni minusai. Tiesiog tikėjausi, kad trendas kils, laikiau, radus laiko prie kompiuterio prieidavau ir vertinau situaciją. Matėsi, kad kai kur paskubėjau, pagrindė, kai praščiau, prekiavau prieš trendą ir tikėjausi, kad po korekcijos vėl kils, kai kur kad kris tam tikrą punktų skaičių. O paskutinėmis dienomis nesitikėjau, kad taip giliai eis korekcija. Jokių naujienų nežiūrėjau jokių analizų, nes kaip minėjot ne kartą, tai demo, kai prekiauji demo, tai ir geriau sekasi tikslą pasiekti, nes nėra spaudimo. Toliau taip pat įsitikinau, kad rizikos valdymas turi begalinę naudą prekybai. Kaip minėjot, prekyba turi būti neįdomi ir nekelti jokių emocijų. Tai labai didelė įtaka laimėjimui ir davė, nes kaip ir ta prekyba buvo neįdomi. Aišku, norėjosi laimėti. Išvados: geras rizikos valdymas, azarto nebuvimas, rami galva, net pamiršdavau, kad aš prekiauju. Citatos pabaiga. Ir taip pat pasižiūrėjus Redos sandorių istoriją, tai labai akivaizdžiai matyti, kad pirmą vaidmenį, pirmą smuiką griežia tai būtent rizikos valdymas. Aš įkelsiu šią Redos sandorių istoriją į savo Telegram kanalą, tikiuosi Reda leis tą padaryti. Ir čia puikiai matysime, kaip rizikos valdymas būtent įtakoja sėkmingą prekybą. Šiuo atveju reikėjo pinigus deginti, bet nežiūrint to, lygiai taip pat mes galime apversti ir pinigus uždirbti. Tai štai pirmi 5 sandoriai. Pirmas sandoris minus 98 punktai. Tai yra minus $100 jau sudeginta. Antras sandoris minus 45, trečias minus 35, minus 33, minus 37. Toliau, plus 3, reiškia iškart pelningas sandoris, iškart jį uždaro. Sekantis, plus 16, irgi
tik pradėjo pelnas kilt, iškart sandoris uždaromas. Toliau minus 34. Toliau plus $40. Plus 2,50. Tai yra pagrindinė auksinė taisyklė. Kirpk mažus nuostolius, na šiuo atveju pelnus, ir leisk nuostoliam didėti. Na, auksinė taisyklė. Kirpk nuostolius, leisk pelnui aukti. Būtent tai ir išveža mūsų prekybą į stabilumą. Toliau, $90, 7, 6. Iškart, reiškia, nėra nei vieno sandorio, kur pelnas būtų didesnis negu 20 punktų. Na, čia paskutinis sandoriai uždaryti $10, 34 ir 19. Tačiau štai eilė suma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 nuostolingų sandorių, kurie patys kiekvienas iš jų yra didesni už eilę tų pelningų, mažų pelningų. Ir būtent tai ir išvežė, būtent tai ir leido Redai užimti pirmą vietą. Kalbant apie kitus dalyvus, na, $100 atsiliko antros vietos laimėtojas Kęstutis, dar $100 Raimundas, na ir toliau kiti žmonės. Taip pat reikia pasakyti, 4. vietą užėmė Audrius. Audrius mokosi pas mus mokykloje. Jis yra naujokas ir galiu pasakyti, kaip naujokui tai yra geras rezultatas. Būtent pradedant mokytis pagrindinio dalyko, būtent rizikos valdymo, tai yra labai gerai. Na ir ką dar galėčiau pasakyti, tai paskutinis mūsų dalyvis užėmė, na, paskutinę vietą, tačiau visi sandoriai buvo pelningi. Na, aš pažįstu šį žmogų, mes su juo kalbėjom, na, tai čia tiesiog reikia apversti aukštyn kojom ir štai tau gatava strategija, nes sudaryta 13 sandorių ir visi jie pelningi. Na, tai būtų tokia mini apžvalgėlė. Manau, konkursas gavosi įdomus. Kas dalyvavo, tai tą turėjo pajusti. Iš tikrųjų, mūsų jaunojo traderio ABC kurse ši užduotis yra, ją reikia atlikti praktiškai ir tai labai leidžia žmogui, na, pajusti, šiek tiek pajusti tą rizikos valdymą praktiškai. O išmokus jį, tai yra iš tikrųjų sėkmingas raktas vienas iš sėkmingų raktų į stabilų tradingą. Todėl, jeigu norite prekiauti stabiliai, pelningai, taikykite rizikos valdymą, kai mes rizikuojame mažai, o leidžiame pelnui augti. Kągi, tam kartui tiek. Dėkoju už dėmesį. Manau, konkursų, jeigu brokeris norės, bus ir daugiau. Žodžiu, sekite Spekuliantas puslapį, prenumeruokite mus. Rekomenduoju užsiprenumeruoti mūsų Telegram kanalą, ten yra pačios aktualiausios naujienos. Visiems iki, viso gero.